Sveiki draugai. Trumpa istorija apie tai, kaip veikia neurokočingo metodas - tikrųjų poreikių atpažinimas. Nes už kiekvieno noriu visada slypi kažkas giliau. Ir kai tai suprantam, randam ne tik atsakymus, bet ir tikrą sprendimą. Pavyzdžiui, mano vaikas sako, tėti, noriu šuniuko. Čia yra tikra istorija. Bet mes turim alergiją, dažnai keliaujam, gyvūną auginti negalim. Galėčiau, aišku, tiesiog pasakyti ne, bet vietoj to aš galiu paklausti, o kas tau iš tikrųjų svarbu? Ir paaiškėja, kad yra svarbus draugiškumas, ryšys, rūpestis kažkuo gyvu. Tad mes einame prieglaudą, susipažįstam su šunimis, su kačiukais, padedam, vedžiojam, žaidžiam, rūpinamės. Ir vaikas laimingas, ir šuniukai patenkinti. O ta užgaida pavirsta švelnia ir vertinga patirtim. Lygiai taip pat ir su suaugusiais. Pavyzdžiui, traukia saldumynai, o gal tai nuovargis, gal trūksta džiaugsmo ar meilės gyvenime. Aš galiu tau padėti pažvelgti giliau, ką iš tikrųjų reiškia tavo norai ir įpročiai. O kokie netikėti ir išmintingi sprendimai atėjo į tavo gyvenimą, kai supratai tikrąjį poreikį. Pasilink prašau komentaruose.